Ko tu negaudai jo? Ko tokio? Ko jums iš manęs reikia? Kada atsakysi mano klausimą? O į mano? Jūs visi esate nesveiki, o tu nesveikiausias. Apie kokius klausimus jūs kalbat? Apie klausk ir bus atsakyta. Sveiki visi! Kaip matote, aš ir vėl kuriu savo naują videoblogą. Ir šiame videoblogė, kaip jau pastebėjote iš video pavadinimo, bei netgi iš video pradžios, aš atsakinėsiu į jūsų užduotus klausimus. Ir prieš pradedant šitą videoblogą norėčiau jums ką pranešti, jog kitam videoblogui aš ieškau 3 žmonių, su kuriais aš susitiksiu. Jie galės man gyvai užduoti klausimą, mes kartu nusifilmuosime, bei po to tuos kadrus galėsite išvysti sekančiame mano ateinančiame videoblogė, kuris bus jau kitą savaitę. Taip, netgi kitą. Primeskit iš manęs. Tokie stebuklai. Ne, jeigu be prikolų, tai aš tiesiog iš anksto nufilmau keletą videoblogų į priekį, kad galėčiau dažniau juos įkelti, o per tą laiką galėčiau kurti dar sekančius. Todėl procesas nuo šiol pagreitės ir viskas bus zaibys. Taigi, jeigu jūs norite susitikti bei nusifilmuoti sekančiame mano videoblogą, tai tiesiog palaikinkite šitą video ir komentarus parašykite savo klausimą. Taigi, ko mes laukime? Pirmas klausimas. Ar aš myliu debesėlį? Ir tiesą sakant, ne. Todėl, kad jisai yra blogas. Jisai viską griauna, jisai viską varto. Jisai yra tiesiog grėsmė visuomenė. Aš neatsimenu net kokio nors gerusio įvykio, kad jis nebūtų padaręs kažko blogo. Ir tiesiog man taip atrodo, kad bėgant su laiku, jisai darosi mūsų šeimoje nebereikalingas. 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 Suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and you won't leave me alone. O Dieve, tai buvo tik tai sapnas. Taigi, antras klausimas. Koks buvo gėdingiausias įvykis tavo gyvenime? Tiesą sakant, aš nelabai norėčiau to sakyti, bet pamenu vaikystėje, kiekvieną dieną lauke žaisdavau futbolą ir tą dieną aš kaip tik buvau su tokiom 2 panelėm, kurios buvo visai nieko. Ir tiesiog pamenu, kai variausi kamuolį, aš įspyriau tiesiai į vartus ir nepataikiau. Aišku, kamuolys bet kur nenuskrido ir jisai nuskrido tiesiai po mašiną. Ir kadangi aš buvau tarp 2 panelių, aš norėjau kažkaip prieš jas pasirodyti, tai aš nuėjau prie tos mašinos, palindau tiesiai po ją, gavau, užtrauksiu kamuolį ir užstrigau. Taigi, trečias klausimas. Ar galėtum padaryti Whisper Challenge? Kas nežinote, kas tai yra, tai tiesiog kai vienas žmogus užsideda ausines, jisai nieko negirdi, o kitas žmogus jam bando pasakyti kažkokį tai žodį, o tas bando jį atspėti. Pradėkime. Testas. Pasakyk ką nors. Elektroliuks. Elektroliuks. Elektuvas? Elektroliuks. Kabum. Hujom, blėd, na. Troliuks. Šau. Elektroliuks. Šau, mau, bau. Hujau, Kau. Elektroliuks. Elektruka. Hujuka, blėd, elektroliuks, na, hujuka. Pavaizduok, kas tai yra. Kaip aš tau jį pavaizduosiu, čia pavadinimas, blėd, elektroliuks. Elektroliuks. Elektriukas. Elektroliuks. Tumsa. Hujums, da. To. Liuks. Elekto. Jau mane užknis. Kto. Elemo. Bibo. Imo. Nehujimo, blėd. Elektroliuks, na, huju mane užpiso, blėd. Tu ką, blėd, rimtai? Elektroliuks. Įsiklausyk į mano lūpas. Ką jis sako? Elektroliuks. Elektrošokas. Užtenka mano obulius gražus. Elektroliuks. Koks kitas skiemuo po elektro? Šo? Šau. Hujau, blėd, Ro? Nu, ro. Elektrošau. Elektroliuks. Elektroliuks. Liuks. Elektroliuksas. Taip. Elektroliuks? Rimtai? Taip. Dabar? Taip. Ką jis reiškia? Pavadinimą tiesiog. Kieno, blė?
Gamybos, ble. Parodyk man. Va, daug, va. Mano arbatinukas. Electrolux. Ketvirtas klausimas. Paragauk agurko laisvai. Vienas, du, trys, keturi, penki. Penktas klausimas. Ar galėtum atrinkti vieną fanų užduotį bei ją įgyvendinti? Žinoma, aš netgi tam sukūriau savo laidą. Sveiki, mano vardas yra Vladas, o čia yra mano kolega Pakalnutis. Sveiki. Ir tai yra mūsų naujoji laida Mano Show, kurioje mes atlikinėsime žiūrovų užduotas užduotis. Ir tos užduotis mes nežinom, kokios yra. Todėl dabar keliausime į lauką ir sužinosime, kokią mums žiūrovai uždavė pirmą užduotį. Sveiki, štai mes randamės lauke, tai yra gamtoje. Ir mano partnerio šiandien nebus, nes jis užstrigo tualete, tai šiandien būsiu vienas. Taigi dabar sužinokime, kokią mums uždavė fanai pirmąją užduotį. Ačiū. Pirmoji užduotis uždavė gytis, sukimasis aplink lazdą ir po to spirti kamuolį. Na, gal ir nieko. 6, 7, 8. Taigi šeštas klausimas. Kokia yra tavo mėgstamiausia repo grupė? Šiaip aš seniau turėjau tokią vieną mėgstamiausią repo grupę, tačiau mano nuomonė pakeitė, kai prieš 3 metus aš atradau tokią vieną repo grupę pavadinimu Russian Bad Boys. Ir nepagalvokit, jog jeigu aš pasakiau Russian Bad Boys, tai nereiškia, kad jie bus ten kažkokie blogi berniukai ir panašiai. Jie į savo repo dainas įdeda visą širdį, todėl man jie ir patinka. Привет, это группа Bad Boys. Это мелкая песня про игру Контра. И как много времени Gerai varo, ne? забирает она. Ir atsiminkit vieną, tai dar ne viskas, ką jie sugeba. Taigi 7 klausimas. Ką aš daryčiau, jeigu debesėlis pavirstų į varškę? Varškėčiai valdo. Padėkit mane, Edvinas nori suvalgyti. 8 klausimas. Ar esi kada nors merginai išgelbėjęs gyvybę? Ir atsakymas yra taip. Aš ją ne tik išgelbėjau, bet ir vakare nuvežiau vakarienės. Stop! Paleiskit ją! Aš esu labai pavojingas. Prieš paskutinis klausimas skamba taip. Ar galėtum pašokti bei padainuoti 2 gaideliai? Taigi gavau prašymą, kad padainuočiau bei pašokčiau 2 gaidelius, bet pirmai aš šiek tiek susikaupsiu, o tada pradėsime. 2 gaideliai. Girdėjus mus gaidžių pavadino. 10 šios dienos klausimas skamba taip. Ar tu žaidi kašį? Aš žaidžiu kašį su fūrės kamuoliu. Ir dar be lanko. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm Brian. Taigi dėkui, kad žiūrėjot mano naują videoblogą. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite like, jeigu nepatiko, spauskite like. Apgavau, galvojat pasakysiu dislike, bet pasakiau ant rimtų like. Ir iš karto asmeniškai norėčiau padėkoti visiems savo fanams, kurie mane palaikote bei žiūrite mano videoblogus. Laukite naujo jau kitą savaitę ir susimatysime. Čiau. Apgavau, vlogas dar nesibaigė. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad.